Apie keistus įvykius Biržų ir Pasvalio apylinkėse kalbama nuo seno. Žmonės pasakoja apie vykstančius gamtos pokštus. Netikėtai atsivėrusiuose įgriuvose prasmenga namai, gyvuliai, dingsta upeliai, atsiranda ežerėliai. Susidarę požeminiai urvai jungia ne tik gretimas, bet ir toliau esančias įgriuvas. Šiaurės Lietuvos karstinėme areale priskaičiuojama apie 8000 įvairaus amžiaus, formos ir gylio įgriuvų, kitaip tariant smegduobių. Šiandien pasakosime apie vieną iš jų, tyrinėtojų pavadintą Lietuvos gamtos lobiu. Algio Kuzmicko pasakojimas. Tas objektas iš tikrųjų yra unikalus, mes net negalėjom tikėtis tokio stebuklo kaip Lietuvoje, galim turėti tokį kaip urvą. Visi girdėdavom Prancūziją, ten kur, sakykime, kur kalnai, ten Alpės, dar kažkur, ten Amerika, kur nardo ten iš tikrųjų Kaukazas visas urvuose. O pas mus Lietuvoje tie karstiniai reiškiniai vis dėlto irgi vienas iš tokių stebuklų Lietuvos, tokių perlų, ką turim saugot, branginti. Šiaip tiesą sakant, paskutinį kartą mačiau tokį vaizdą Prancūzijai. Čia Lietuvoje, kad kažkas tai tokio panašaus yra, tai nesitikėjom. Ir įspūdis pamačius pirmą kartą šaltinį, tai buvo toksai nenusakomas. Mes iš tikrųjų važiavom, tai galvodami, daug būna istorijų visokių čia pripasakoja žmonės, galvodami, kad patikrisim dar vieną tokią istorijėlę, kur bus kažkas tokio įprasto. Bet kai pamatėm tą urvą, tai nesitikėjom tiesą sakant tokio efekto. Daili meistro įskopta rodyklė Pasvalyje Mūšos upės pakrantėje. Žalesis šaltinis. Toks jo vaizdas išlikęs čia atklydusių turistų nuotraukose. Gidas būtinai papasakos į legendą panašią šaltinio atsiradimo istoriją. Galbūt pasiūlys paragauti vandens. Yra manančių, kad jis turi gydomųjų savybių. Tądien prie šaltinio atvykę vyrai turėjo kitokį tikslą – išsiaiškinti, kas slepiasi žaliojo šaltinio gelmėse. Čia yra žalesis šaltinis, taip populiariai vadinam, taip ir visuose rašiniuose aprašoma. Grinai žalesis šaltinis yra Kalno gatvėje, žinot, Pasvalyje. Jisai atsirado įgriuvos atsiradimo metu, ta prasme, susmego žemė ir toj vietoj atsirado šaltinis. Kaip žinot, Pasvalys, Birža yra, čia charakteringas toksai reiškinys įgriuvos. Internete rašo apie 60-us, mano kitais duomenimis yra 55 metais, 1955 atsiradus įgriuvą. Žinot, čia sklido visokių legendų ir kad močiutė su karve jį smego ir taip toliau. Čia yra unikali vieta. Aš Pasvaly gyvenu kažkur, jau 20 metų. Bet Lietuvoje net užsienį nesu matęs nieko panašaus. Nardymo entuziastų, pasvaliečio Ramūno Stulgos pakviesti kolegos pirmą kartą čia susirinko šį pavasarį. Tuomet buvo nufilmuotas ir pirmasis žingsnis po vandeniu, leidžiantis į mažai ištyrinėtą šaltinio dugną. Pasitvirtino prieš metus čia nardžiusio žymaus rusų speleologo Aleksejaus Aksionovo pasakojimas. Tada paaiškėjo, kad šaltinio gylis ne 8, o 16 metrų. Dugne žiojėja 2 nežinia kur vedančių urvų angos. Vienas urvas pavadintas Saulėtoju, kitas Enigmos vardu. Pirmasis nerimas ir pirmasis žingsnis tapo didelio žaliojo šaltinio tyrinėjimo pradžia. Kaip daivingas, tai išvertus reiškia nardymas požemiuose ir tai yra labai naujas dalykas Lietuvoje. Kažkada senai speleologai buvo pradėję šitą dalyką nardyt, dabar jau Lietuvoje tai kaip ir užmirštas dalykas. Ir tai pats sudėtingiausias yra pati sudėtingiausia nardymo rūšis. Jeigu kalbant apie mane, aš pradėjau nardyti požemiuose kaip speleologas ir po to išsivystė į tokį dabar nardymo instruktorius esu, truputį atitolau nuo tokio įvdavimo ir šiais metais praktiškai vėl pradėjom rimčiau tuo užsiimti. Tai vienas iš mūsų objektų tas yra šaltinis žalesis. Štai tokias nuotraukas požeminio nardymo entuziastai parsiveža iš užsienio. Urvai Kaukazo kalnuose ar Prancūzijos Alpėse buvo arčiausiai nuo mūsų šalies nutolę objektai. Lietuvoje suskaičiuoti žmonės pasiryžusių šturmuoti nežinomas, mažai ištyrinėtas gelmes pakaktų rankų pirštų.
Tai sudėtingas, daug investicijų ir patirties reikalaujantis užsiėmimas. Nemenkos sumos mokamos už įrangą. Ne vien dėl tobulėjančių technologijų vaikymosi. Nuo to priklauso ne tik galimybė išvystyti tai, ko dar nėra regėjusio žmogaus akis, bet ir gyvybė. Kitose valstybėse yra išvystyta labiau negu Lietuvoje žinoma, bet tai irgi nėra labai populiari nardymo rūšis, nes tai susiję su tam tikra patirtimi ir pavojais. Jeigu žmogus yra mažai patyręs nardymo srity, tai jam požemių nardymas yra gal truputį, švelniai tariant, per sudėtingas dalykas. Dabar yra 4-5 žmonės. Mes, jeigu kalbant apie požemių nardymą, esam tik 3 ir mes iš tikrųjų esam kaip ir iš labai skirtingų sričių žmonės. Jeigu kalbant apie mane, tai aš su X-Pro firma bendradarbiauju, aš esu nardymo instruktorius. Jeigu kalbant apie Valdą, jis yra technodivingo instruktorius ir jeigu kalbant apie Rytį, jis yra parašutizmo instruktorius. Tai kaip galima sakyti, labai skirtingi žmonės susirinkti. Kažkada tas nardymas man buvo toksai siekiamas dalykas, bet verslas darbas kažkiek atitolino. Paskutiniu laiku gal turėjau galimybės daugiau tokių užsiimti, pasitobulinti. Tai aš nuėjau tą tokią techninio nardymo kryptim, kur yra giluminiai nardymai, ten 100 metrų gylio, sakykime, nardymas į paskendusius objektus, kaip laivai, ten dar kažkokie gali būti. Ir kažkaip su Vyčiu susitikę pradėjom visokius savo nuosavus projektus vystyti ir netyčia užtikom tą žalsvai šaltinį. Vis atidėliojom tą nerimą, bet panėrę pamatėm, kad tai labai rimtas nerimas, rimtų tyrimų reikalaujantis ir po truputį per šią vasarą labai daug nuėjom. Pirmasis žvalgomasis nerimas. Pasiektas šiukšlėmis užverstas šaltinio dugnas ir ištyrinėtos 2 urvų angos. Vieną įėjimą buvo užtvėrusi nuskendusi stora medžio šaka. Kliūtis buvo sėkmingai pašalinta.